Ankstyvasis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Nu tai va, ir jis sako, o aš esu sveikas. Nu tai ko tu, sako, pergyveni, nu tai sveikas. O tu jį matei, kaip jis sportuoja, aš nemačiau. Durniau, nu tai ir tu sakai, kad sveikas, kas patikrins. Negero. Pakartosim. Dar po vieną. Pakartokim. O galite dar? Nu. Kas dar? Duris. Jis pasirodo, bumt savo meiliai. Jėzau, Antanėlį, už ką tu mane muši, už ką muši? Tylėk. Už ką? Tylėk, sakau. Nu, bet už ką? Tylėk. Jeigu žinočiau, iš karto užmuščiau. Čia gerai. Už mūsų. Už mūsų. Už mūsų. Už mūsų ir jūs. Už mūsų mylimus draugus. Už mūsų visus ir mūsų visas. Ir svajones. Grįžau namo, kai saulė jau nusileido. Ir vos pataikiau į duris. Man motina. Valdemarai. Valdemarai. Nepyk. Už ką? Nu, už tą. Už tą tostą. Nepyk. Valdemarai. Pavargęs esu, kažkoks įsitempęs. Man turbūt labiau reikėtų pasitikėti žmonėmis, ar ne? Aš tau pasakysiu, Fredi, atvirkščiai. Žmonėms arba žmonės, kurie girdi, ką kitas sako ir kreipia dėmesį į jų sakytų žodžius, tai yra, rodo, kad tiem žmonėms tai rūpi. Va. Rūpi. Valdemarai, man rūpi. Man rūpi, Valdemarai. Man rūpi. Žinai, Valdemarai, aš gal eisiu. Nes... Viskas gerai? Gerai, man kažkas. Gal palydėt? Ne, kažkoks aš kažkaip pavargęs esu, Valdemara. Eisiu aš. Nu. Dėkui tau. Dėkui tau, Valdemara. Dėkui tau, Valdemara. Nu, aš eisiu. Tikrai nepalydėt? Ne, dėkui.
Pasitraukit nuo manęs. Pasitraukit. Pasitraukit. Šausiu. Valdemarai, šausiu. Raimonda, traukis. Šausiu. Traukis. Traukis. Šausiu. Palikit mane ramybėj. Pasitraukit ramybėj. Ramybėj. Palikit mane ramybėj. Palikit mane ramybėj. Palikit ramybėj mane. Palikit mane. Fredai, kas vyksta, Fredai? Palikit mane ramybėj. Fredai! Palikit mane ramybėj. Palikit mane ramybėj. Ramybėj mane palikit. Palikit mane ramybėj. Žmona, kur tu čia, Raimona, taigi aš tave nušoviau. Ką tu Aš nušovė, tave Fredai? nušoviau. Kur tavo peilis? Į tave nušoviau. Roma, iš tave. Valdemar, aš į tave nušoviau. Kur peiliai? Fredai, tau gal tie šotai vakar gerai paėmė? Viskas gerai. Eikit, eina miegot. Viskas gerai. Duonokit, man prisisapnavo. Tikrai viskas gerai. Man prisisapnavo. Gal kam nors pasilikti? Raimonda, pasiliktum? Ačiū. Man jau viso šito gana. Viskas gerai, eikit. Einam miegot. Nu, žiūrėk, įsimiego gerai. Rytoj 10 val. Pusryčiai. Labas rytas. Fredi, užsisakyk omletą. Šitame restorane šitas omletas yra dieviškas. Už tokį omletą galima ką nors ir nužudyti. Atsiprašau. Ne laiku ir ne vietoj toks palyginimas. Bet iš tikrųjų, omletas yra tiesiog dieviškas. Nenori? Dėkui, ne, aš nealkanas. Nu, tavo valia. Valdemarai, aš dėl to, kas įvyko vakarų. Fredi, nereikia. Reikia. Aš noriu pasiaiškinti. Noriu būti tikras, kad tai neturės įtakos mūsų verslo santykiams. O kodėl turėtų turėti? Nu, prisisapnavo žmogui. O ką taip negali būti? Nu, tai. Nu, taip. Ar visgi man reikėtų Ne. susirūpinti? Ne, Valdemarai. Tikrai ne. Tai žinai, tie sapnai. Bet tu teisus, tikrai čia. Čia nieko rimto. Fredi, prisimink, ką mes vakar kalbėjom. Draugams galima patikėti tikruosius raktus. Taip. Dėkui. Aš tikrai net nesitikėjau tokio supratimo. Viskas gerai. Jeigu atvirai, prieš porą metų aš turėjau tą patį. Rimtai? Rimtai. Specialistai, medikamentai. Susitvarkiau. Aišku, reikalų buvo ir nemažai. Todėl aš tave suprantu ir tave palaikau. Ir jeigu turėsi problemų, kreipkis į mane. Dėkui. Bet vieną patarimą visgi aš tau duočiau. Klausau. Tu susirūpink su savo verslais. Per tas nesąmonės aš vos visko netekau.
Kokiu būdu? Pasklido gandas, kad man nučiužė stogas. Pradėjo mane šerti ieškiniais. Supranti, įrodinėti, kad aš esu nepakaltinamas ir atimti viską. Ir tu? O aš gudriai pasiėmiau. Aš pasirašiau įgaliojimą ir turto patikėjimo sutartį. Ir pašvilkit. O čia gerai sugalvoti. Reikės ir man su sūnum sudaryti. Nu. Su sūnumi nereikia. Teismas gali nepripažinti. Gali pasakyti, kad tai yra apsimestinis sandoris. Ir apskritai su giminėmis to daryti nesiūlyčiau. Jeigu ką, aš savęs nesiūlau. Bet jeigu ką, aš tavo paslaugoms. Gerai. Aš pagalvosiu, Valdemarai. Tik tai reikia daryti nedelsiant. Šitie dalykai, kai prasideda, jų nebesustabdysi. Todėl nedelsk. Nu, supranti, apie ką aš kalbu. Nėra taip paprasta sustabdyti viso to. Gerai. Aš pagalvosiu ir pranešiu tau. Gal net ir šiandien. O kam šiandien? Nereikia taip greitai. Tu tiesiog mėgaukis pamalonumais. Ne, važiuosiu namo. Man jau gana viso šito. Kaip žinai. Skanaus. Kai skanaus, jeigu ką aš, žinok, visada šalia. Fredai, palauk. Prašau, Kas čia dabar? pareiškimas atleisti iš darbo. Ką atleist? Kaip tai ką? Mane? Turim tai? O tau atrodo, kad aš juokauju? Nu, tai kodėl dabar tu taip? Fredai, tu dabar manęs paklausyk. Tu rimtai? Jeigu dar vakar aš buvau ant ribos, šiandien aš jau virš visų ribų. Man tavo cirkai va čia. Viskas, gana. Nu ir ką? Ką jūs galite man pasiūlyti? Ko aš negaliu pats susiorganizuoti? Mes jau galim pasiūlyti Chibrą. Ambicijas. Taigi bus velnės, Karolė. Bet tinginys čia didžiausias tavo trūkumas. Ir vienišius dar. Tokių reikalų vienas nieks netvarko, žinai, pavojinga atsitikti kažkas gali. Ir šiaip, stovintis vanduo ką daro? Smirdėti pradeda. Smirda čia pas tave tam akvariume. Nu tai ką jūs nuo savęs dedat, ką? Ką man klientūrą patrigubinsit? Tai šitam akvariume ne iš vienos, o mes trysia maišysim. Na čia va tavo trečias trūkumas išlindo. Fantazijos dar trūkusa. Fantazijos? Kam prasidėti su šitais pusgraminiais lūzeriais, kai galima surasti didmenininką? Nu. Tęsk. Pakalbėčiau su vienu žmogum. Tik ant sauso kažkaip tai liežuvis nejuda. Man irgi burna kažkaip išdžiau. Neliečiat. Neliečiat. Normaliai vakar pasitusinai. Nebe tavo pagalbos, nebe tavo. Į tuos reikalus manęs nekiška. O, taip, aišku. Aišku, taigi pasakysi, kad čia mano galva ir mano atsakomybė. Bet aš tau taip pasakysiu. Aš tavęs nebijau. Aš nieko nebebijau. Tu nieko iš manęs nebetimsi. Nieko nebetimsi iš manęs. Naivuolis. Tu naivuolis. O aš esu realistas. Mano vaikai visada liks mano vaikais. O savo verslą aš apsaugosiu. Aš va paskambinsiu Valdemarui ir pasakysiu, kad aš priimu jo pasiūlymą. Aš pasirašysiu su juo verslo patikėjimo sutartį. Viskas. Ir tada pašvilpkit man. Pašvilpkit. Valdemaras.
A ko tu čia žvengi? Tai tu nesupratai, ką aš tau sakiau? Tai tu daug man pasakojai. Apie ką tu čia konkrečiai? Fredai. Ašgi prašiau tavęs, kad manęs nekištum į savo vakarykščius nuotykius. O, kurgi ne? Kurgi ne? Kada tu mane vakar matei? Vakar? Nu, kad vakar tave. Na, kada? Kada? Manęs vakar čia net nebuvo. Ką tu nori to pasakyti? Ai, padaryk išvadas pats. Pagalvok, o gal kas nors kitas nori įlysti tavo galvą vietoj manęs. Pasisaugok, Fredai, pasisaugok. Pasisaugok, gal yra blogesnių už mane. Tu nori pasakyti, kad vakar kažkas mane apnuodijo, kad aš pagalvočiau, kad man vėl vaidenasi. Kur tu esi? Kur tu esi, baily? Kur tu esi? Nu, kur tu? Kur tu? Nu, kur tu? Nu, pasakyk, ką tu galvoji. Kur tu esi, baily? Kur tu esi? Nesveikas. Seniai matyta. Senai. Gal pakviesi vidų? Na, užeik. Raimonda. Gražiai susitvarkęs. Stengiuosi. Net nebejoju, kad neapsieini be moteriškos rankos. Bandai įsiaiškinti, ar aš turiu kokią moterį. Anaip tol, net klausimų negali kilti, kad toks vyras kaip tu tikrai vienas nebūna. O aš turiu labai tave nuvilti. Šiuo metu aš esu, žinai, vienutėlis. O gal man tai kaip tik labai gera žinia. Raimonda, nepradėk. O ką aš darau? Tu puikiai žinai, ką tu darai. Po viso to, kas tarp mudviejų buvo? O kas tarp mudviejų buvo? Raimonda, gal užteks tau apsimetinėti, ką? Ką? Po to, kai tu mane apšmeižiai ir apkaltinai užpuolimu, tu dar drįsti va čia pasirodyti. Beje, prieš kelias savaitės man baigėsi terminas, per kurį aš turėjau kiekvieną dieną registruoti šitam sušiktam policijos skyriui. Tada, bet tu kai supranti, kad visą tai iš aistros. Aš karšta moteris. Aš suprantu, su manimi nelengva, bet sutik tikrai nenuobodu. Ar tu geriau norėtum pilkos namų šeimininkės, kuri verda tau sriubą ir... Gerai. Klausyk. Man nebereikia jau, žinai, aistringų tų dienų. Aš noriu gyventi, žinok, ramybėje. Beje, žinok, aš per tave turėjau dar lankyti sumautus kažkokius tai pykčio valdymo kursus. Oi, bet sutik, jie tau labai nauda ir mes dabar su tavimi galime ramiai apie viską pasikalbėti. Tu viską pasakei, ką norėjai? Ką? Taigi negali be manęs. Tavo gyvenimas be manęs kaip maistas be druskos. Tu tiesiog dusti be manęs. Sveikas, Fredi. Na, kaip kelionė į Vilnių? Be nuotykių, Valdemarai. Be nuotykių. Na, smagu girdėti, smagu. Aš pagalvojau apie tavo šiandieninį pasiūlymą. Man patinka greit mąstantys žmonės. Aš jį atmetu. Žinoma, tavo teisė. Viskas tvarkoja, jeigu to nesunku, aišku. Ir tu neprivalai, aišku, to daryti, bet kokie argumentai? Ne, viskas tvarkoja, aš tau galiu paaiškinti. Matai, Valdemarai, man atrodė, kad tu pats nesivadovavai savo tostu.
ir neatidavė man tikrųjų raktų. Oi, gaila, aišku, Fredi, bet tikrai nieko asmeniško. Bet aš imsiuos priemonių. Kokių priemonių? Už poros valandų bus Statkomo akcininkų ir valdybos susirinkimas. Tavo klausimu. Tavo paties labui, tikiuosi, tu dalyvausi. Iki, Fredai.